ligos. Mes procentaliai žinome visi, kad turime galbūt kažkokį polinkį į ligą. Bet tai nereiškia, kad mes tą ligą susirgsime ir kad mums tai yra jau diagnozė ir kad tai jau yra nuosprendis. Ne, mes esame pajėgus ir turintis galimybę prižiūrėti save, rūpinti savim ir tą ligą nesusirgti. Tai reiškia, viskas priklauso nuo mūsų gyvenimo būdų, nuo mūsų priežiūros, nuo mūsų aktyvumo, maisto, ką mes valgome. Labai daug faktorių susideda į tai, ar mes susirgsim tą ligą ar ne. Lygiai taip pat ir mūsų jausmai, emocinės patirtis, viskas lygiai taip pat. Mes galime nesąmoningai, visiškai to nenorėdami, išgyventi emociškai jausmus, situacijas, kurios visiškai mums net nepriklauso. O mes gyventi su tom situacijom, su tais jausmais, kaip su savo ir galvoti, kad tai yra tik tai mūsų. Kodėl dabar taip yra? Bet įsivaizduokite, jūs esate kaip siela. Siela, kuri ateina į žemę tam, kad kažką išmokti ir suprasti. Ir jūs, kai ateinate iš savo sielų pasaulio, kaip ten įvardint, jūs įkrentat į informacinį lauką jūsų giminės, tą lauką. Ir įkrisdami į tą giminės lauką informacinį, jūs susirenkat visą informaciją apie savo giminę, apie savo tėvelius, lygiai taip pat ir vėliau susirenkat genetinę visą informaciją, nes jūs išsivystot ir atsirandate biologiškai, tai kur mamos pilve susikūrėt? Iš mamos ir tėčio. Ir kas įdomaus nutinka, kai jūs susirenkat visą tą informaciją? Jūs ir gyvenat su tą informacija. Jūs esate priklausomi nuo dalinai savo giminės šeimos istorijų. Iš tų, kas jie tokie, ką jie veikė, ką jie dirbo, ką jie jautė, kaip jie mąstė. Ir nesąmoningai, didžiąją dalimi procento jūs ir gyvenate šitoj realybėj, šitam lauke, taip kaip jūsų šeima, jūsų giminė. Ir koks įdomus dalykas yra, jeigu jūs nusprendžiat gyvenime kažką daryti kitaip, elgtis kitaip negu jūsų giminės ar šeimos atstovai. Labai dažnai jūs tokie žmonės būna kaip baltos varnos, nesuprasti, atstumti, dažniausiai išvadinti keistuoliais. Ir giminė gali nesuprasti, kodėl taip yra. Kodėl visi tokie, o čia vienas toks arba viena tokia. Ir koks įdomus dalykas, net jeigu jie nesupranta, jie puikiai viską jaučia. Mes žmonės esame labai protingi ir mes turime receptorius, kurių mes kartais net nesinaudojam. Tai mūsų intuicija ir pojūčiai. Lygiai taip pat, kai jūs elgiatės ir darote kažką tokio, kas jums padeda gyvenime, suprasti labiau save, pažinti labiau save, atskleisti labiau save. Gali būti, kad jūsų šeimos nariam gali atrodyti, kad tai yra kažkas tai tokio keisto arba tiesiog nesuprasti jūsų. Ir gali netgi pasakyti kažką tokio skaudaus ir nemalonaus. Ir žmonės dažnai netgi pradėję kažkokį, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, mokytis. Na, jeigu jie negauna palaikymo iš savo artimųjų, vienetai kas toliau tęsia tą mokslą. Todėl palaikymas artimųjų, jis yra labai svarbus. Ir tik stiprus žmonės, stiprus ir savarankiški, jie sugeba atsispirti ir nepakliūti į šeimos ir giminės sistemos įtaką. Ir daryti kažką gyvenime kitaip. Kitaip nei jie. Kas nutinka, kai pradeda giminės šeimos sistemos atstovai trukdyti? Trukdyti tai reiškia pavydėti,
apkalbėti, nepalaikyti, emociškai apkrauti, nuolat varginti ir tarsi siurbti iš kitų šeimos narių energiją. Kas tada nutinka? Natūralu, kad kyla kas? Tam žmogui, iš kurio siurbia energiją, kuris negauna palaikymo, kuris yra atstumtas, nepripažintas. Natūralu, kad kyla viduje pyktis, skausmas, nusivylimas, apmaudas, agresija, liūdesys, beprasmybės jausmas. Ir tarsi tada žmogus tampa gyvenime kaip ir be vietos. Jeigu giminės šeimos sistema, mama, tėtis, broliai, seserys, seneliai nepripažįsta, nepriima arba dėl kažkokių priežasčių yra savo pasaulyje apsunkę, nėra jokio kontakto, nėra jokio bendravimo, nėra jokio ryšio. Natūralu, kad tokiam žmogui psichologiškai, emociškai yra žymiai sudėtingiau negu tiem, kurie turi ryšį, bent jau kažkokį tą ryšį, santykį ir bendravimą. Lygiai taip pat mokslininkų yra rodyta, kad netgi vaikai, kurie auga alkoholikų šeimoje, jiems emociškai labiau patinka augti toje aplinkoje negu valdiškose namuose. Čia, žinoma, yra ne visi atvejai, čia procentaliai, didžioji dauguma. Aš nesakau, kad visais atvejais taip yra. Tikrai nėra atvejų, kai tikrai neįmanoma būti ir patys vaikai iš emociškai sudėtingų ir apsunkusių šeimų patys nori pabėgti. Bet jeigu dar yra ant ribos šeima ir ta aplinka, tai labai dažnai vaikai yra paliekami toje šeimoje gyventi. Tam, kad jiems psichologiškai būtų sveikiau. Nes mamos, kad ir kokia ji, niekas neatstos. Gali bandyti atstoti mokytoją, kaimynį, tada pamotę, bet tikros mamos viduje, tikro tėčio, joks patėvis neatstos, nors būna labai dažnai atveju, kai tai padaro, kai patėvis atstoja tikrai į tėvą. Bet genetinė lygmenį ir visam psichoemociniam informaciniam lauke biologinis tėvas ir biologinė mama turi vis tiek didesnį įtaką. Čia lygiai taip pat šitas fenomenas paaiškinamas yra, kai išsilavinusi, gerai uždirbanti šeima įsivaikina vaiką, kuris gimė ir kelis mėnesius augo alkoholikų šeimoje. Ir dėl tėvų aplaidumo vaikai buvo atimti ir ta šeima įsivaikino tuos vaikučius. Ir labai dažnai būna, kad atrodo, kad šeimoje nėra jokių problemų, nėra jokių apsunkimų, bet vaikas paaugęs pradeda elgtis lygiai taip pat, kaip elgėsi mama, tėtis, kurio net nepažįsta, kurio net niekada gyvenime nebuvo matęs ir net niekada nebuvo turėjus jokio kontakto. Bet elgėsi lygiai taip pat. Tai kas tada yra kalti? Tėvai tie, kurie užaugino įtėviai. Ar kas? Ar socialinė aplinka? Iš tiesų tai niekas nėra šitoje situacijoje kalti. Tai tiesiog yra tas nematomas ryšys, kuris jungia. Ir mes, kad ir kiek norėtumėm pabėgti nuo savo šeimos, nuo savo giminės sistemos, mes niekur toli nuo jos nepabėgsime, nes mes nuolat nešiojamės visą DNR informaciją apie savo šeimą, apie savo giminę. Ir žinot, labai dažnai žmonės sako, socialinėje erdvėje kalba apie tai, kaip priimti mamą, kaip priimti tėtį. Taip, sunku yra, kai jie yra emociškai šalti, arba jų jau nėra amžinybė, arba jie elgiasi negražiai tam tikram jūsų
gyvenimo etape, kai skriaudė, nepripažino arba kažkaip kitaip sudėtingai vedė save ir savo likimą. Kaip tai padaryti, kaip priimti, jeigu jie tokie? O žinot, kaip priimti? Priimti pirmiausia save, todėl kad jūsų kūnas, jūsų rankos, jūsų plaukai, viskas yra iš kur? Iš jūsų mamos ir tėčio, nes jau jumyse, jūsų viduje jau yra mama ir tėtis. Jau yra jūsų senelė, močiutė, teta, dėdė, seneliai visi. Viskas yra va čia, šitoje vat. Čia visur yra, nes jūs esate iš jų kūrinys ir visa informacija yra jau jumyse. Tik tą informaciją reikia atskleisti, pažinti. Ir va čia prasideda, kai mes atskleidžiam save, savo talentus, savo gebėjimus, nes protėviai jūsų visa sistema giminės duoda labai daug resursų, su visais sunkumais, ką jie išgyveno, patyrė. Taip pat duoda daug labai talentų, daug gebėjimų, daug galimybių. Tik žmonės nėra visi pajėgus tai atskleisti, pamatyti ir pripažinti, kokia galinga jėga yra giminės sistema ir protėviai, kurie yra už jūsų. Vat kaip, jeigu buvot kažkada pastebėję giminės medį, kaip jis yra išdėliotas, giminės medis. Visi eina kaip iš apačios į viršų. Tai reiškia, kad viršuje yra tie, kurie ateina pirmieji dabar. Ir visi tie, kurie buvo prieš. Ir yra hierarchija. Ir ta hierarchija, ta tvarka šeimos sistemoje, jinai labai svarbi ir reikalinga yra. Ir kai mes suvokiam, kad už mūsų nugaros yra aibė išgyvenusių stiprių moterų, vyrų, sėkmingų, galbūt jūs net neįsivaizduojat, kiek daug yra visko už jūsų nugaros. Ir gražių santykių, ir gražios meilės, ir daug gražių istorijų, laimės akimirkų. Viskas yra. Ir visą tai galima imti kaip resursą. Bet lygiai taip pat aš pasakyčiau jums kaip pavyzdį. Įsivaizduokite, kad jūs gyvenate dabar. Dabar kuriate savo ateitį, realybę, gyvenimą. Įdedat indėlį į savo vaikučius, kas dar neturi vaikučių, planuoja turėti, įdės indėlį į savo vaikus. Ir įsivaizduokit, po kokių 500-400 metų sakytų, tai čia nieko tokio, kad jie čia gyveno, kad jūs išgyvenot, kad ką jūs patyrėt, tai yra be vertės, visiškai nesvarbu. Kaip manot, kaip jūs jaustumėtės, bet jeigu jums taip pasakytų jūsų vaikaičiai? Tikriausiai būtų nemalonu išgirsti, kad jūsų indėlis, kad jūs išgyvenot, kad jūs dabar išmaitinot vaiką, kad jūs dabar save išmaitinat, kad jūs dabar ugdotės, mokotės. Kažkas paimtų taip ir nuvertintų ir sakytų, nieko čia tokio, kad jūs čia dabar išgyvenot. Tikriausiai būtų nemalonu, todėl kad tik dėka to, kad jūs dabar gyvenat, dėl to, kad dabar jūs save išmaitinat, rūpinatės savimi, visas problemas sprendžiat, ieškot geriausių variantų. Dėka to jūs turėsite vaikaičius. Suprantat? Lygiai taip pat ir už jūsų nugaros yra daug moterų giminės sistema. Jūsų mama, močiutė, prosenelė, 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 dar kita. Žodžiu, 7 kartos. Ir visos tos moteris, jos sugebėjo, įsivaizduojat, karą, badą, marą išgyventi. Ir kažką perduoti jums. Ir klausimas tik vienas.
Ar jūs priimsite tai, ką jos išgyveno ir vertinsit, ar sumenkinsit ir pasakysite, ai, tai čia nieko tokio, aš ir taip gyvenu ir ką man čia tai. Ir vat koks būna įdomus fenomenas gyvenime, kad žmonės tie, kurie nemato gyvenimo prasmės, kurie yra pasimetę gyvenime, kurie yra kažkokiuose sunkumuose įsipainioja. Jie labai dažnai būna tokie žmonės, kurie yra praradę ryšį su savo giminė, su savo šeimos sistema. Ir kai žmonėm tai pasakau, žmonėm kartais atrodo labai toks siauras ir primityvus požiūris. Tai ką man dabar čia reikės bendrauti su savo giminė, su savo šeima 100 metų, man visiškai neįdomu, ką jie ten gyvena, ką jie ten veikia. Ne. Čia nėra apie tą fizinį kontaktą, kad jūs dabar kiekvieną dieną turite važiuoti pas savo ten, nežinau, tetą, prosenelę, dar jeigu yra, ir ten gerti arbatą, kavą ir gyventi ten jų gyvenimą ir ten tose situacijose būti. Ne, tai nėra apie tai. Tai yra tiesiog apie suvokimą, kad aš ne veltui esu ir kad mano gyvenimas yra prasmingas ir vertingas. Ir kad aš visą tai, ką aš nešiojuosi savyje, aš gavau kaip dovaną, kaip gyvenimo dovaną iš tų žmonių, kurie man davė gyvenimą. Per mamą ir tėtį atėjo man gyvybė, kurią išsaugojo mano močiutė, mano prosenelė, mano proprosenelė, mano dėdukas, mano seneliai. Jie visi išgyveno. Ir va tai aš vertinu ir branginu. Ir priimu tai kaip vertę į save. Ir jaučiu tą vertę. Jaučiu juos, jaučiu savo giminaičius, kurių net nemačiau, nepažįstu, bet aš žinau ir jaučiu, kad jie yra. Ir kas tada nutinka? Tada ateina ramybė. Tada ateina pasitikėjimas ir suvokimas, kad aš esu kažkas daugiau, negu dabar galbūt apie save žinau. Ir meilė savo jausmas. Lygiai taip pat, jeigu aš myliu gyvenimą, kurį man davė mano giminė, šeima, tai reiškia, aš myliu ir save. Tada aš ir vertinu savo gyvenimą ir neleisiu jo veltui. Neskriausiu savęs, nebausiu savęs, nemenkinsiu save, negriaušiu save, nekaltinsiu savęs, nebausiu savęs, o priimsiu, mylėsiu ir džiaugsiuos, kad aš esu. Šitie suvokimai apie giminę, apie šeimą, ar kokią tai įtaką turi mūsų psichologiniai, emociniai sveikatai, turėtų iš tiesų būti kalbama dažniau ir garsiau apie tai. Dabar kolektyviniai pasąmoniai visus programuoja būti vienišiem. Daugelis porų, daugelis šeimų nėra laimingi. Ir laimingos šeimos. O kodėl? O todėl, kad nutrūksta ryšys, nutrūksta bendravimas, nutrūksta santykiai su brangiausiais žmonėms, su šeimos nariais. Ir nutrūksta kartais dėl labai objektyvių priežasčių. Dėl to, kad nėra kontakto, nėra bendravimo, žmonės apsunkia, vargina, bet tai yra suprantama. Bet labai dažnai nutrūksta dėl to, kad sunku priimti,
priimti, kad mano šeima tokia yra, kad mano giminė tokia yra. Ir tampa tarsi gėda, stigma, arba tampa kažkas tokio, ko nesinori net pasakoti ar dalintis. Ir tai yra nutylima, tarsi tampa paslaptis. Ar apie tai garsiai nešnekama, nes tarsi negalima šnekėti, o kam. Bet netgi tie žmonės, kurie gyvenime pasielgia neteisingai, jeigu net jie suklydo, netgi jeigu jie gyveno ne taip, kaip visuomenė norėjo arba šeima, jie vis tiek yra verti supratimo ir to priėmimo, kad už viso to elgesio, už viso to įvaizdžio vis tiek yra žmogus, siela, kuri galbūt yra pasimetusi, galbūt buvo sužeista, įskaudinta, nesuprasta. Ir gyveno savo vidinėme skausme, nes nei vienas laimingas save mylintis žmogus neskriaus savęs ir kitų. Taip elgiasi dažniausiai, kurie yra nelaimingi, nuskriausti ir gyvenantys savo vidiniuose skausmuose. O žmonės, kurie priima netgi tą žmogų, kuris yra suklydęs ir pamato už viso to, kas slepiasi, tada atsiveria širdis matyti daugiau. Matyti, nepaisant to, kad tai yra vis tiek žmogus. Ir nevalia teisti, todėl kad jūs nesate dievai. Ir nei vienas žmogus nėra teisėjas ar dievas, kad galėtų teisti kitą žmogų. Ką labai dažnai darome mes. Tyčia arba netyčia, visiškai to nenorėdami. Nesuvokdami, nesuprasdami, o kas slepiasi už to įvaizdžio, už to elgesio, už to viso, kas yra apie tą žmogų kalbama arba sukurta. Ir va čia meilė savo ir vertės pajautimas ir prasideda nuo tų gyvenimiškų paprastų tiesų ir suvokimų. Kai mes pamatome šiek tiek plačiau ir daugiau už viso to, kas yra. Ir kai žmonės galvoja, kad jie myli save, man įdomu labai juos stebėti. Nes elgesys ir žodžiai turi sutapti. Bet tada tikrai yra meilė. O kai žmonės sako, oi, aš myliu save, bet pagal elgesį atrodo visiškai priešingai, tai kokia čia meilė? Kokia čia meilė savo? Apie ką tai yra? Ar tai yra dar viena žmogaus sugalvota iliuzija, sukurta tam, kad išgyventi? Bet tikrieji jausmai savo, vertės pajautimas savo, meilės savo pajautimas, jis prasideda nuo šaknų, nuo pamatų. O iš kur aš esu kilusi, iš kur aš esu kilęs? Ar aš vertinu tų žmonių indėlį į mane? Už tai, kad prosenelė užaugino močiutę per karą, per badą, per sunkmetį. Išnešiojo, galbūt nebuvo ta, kuri išmaitino, išaugino, kad senelis, kad ir koks jis ten, kad ir kokie ten santykiai tarp močiutės ir senelio buvo, vis tiek jūs kažkokį indėlį davė. Sugebėjo išauginti mamą ar pratęsti gyvenimą, gyvybę mano. Ir kai mes tai suvokiam, mes tada plačiau galim žvelgti į viską. Nebe teisėjo akim, o žmogaus akis. Žmogaus akim, kurios mato kituose žmonės. Vat ko labai dažnai pasigendu ir ko yra trūkumas. Bet kai mes matom tai savyje, kad aš taip pat esu žmogus,
kuris taip pat gali klysti, kuris gali taip pat nežinoti, nesuprasti, pasimesti gyvenime, blogai kažką pasirinkti. Kai tai suvokia, galima tai priimti, nebėgti nuo to, įtikinant save, kad tai yra blogai. O galbūt visos tos patirtis, ką jūs pasirinkot, ką jūs išgyvenot, ką jūs patyrėt, viskas yra labai gerai. Galbūt taip ir reikėjo jums, kad dabar būtumėt tokia, kokia esat. O jeigu to nematot, jeigu to neižvelgiat savyje, tada liūdna yra gyventi. Ir tada prasmės nėra. O kam jausti vertę savyje? Kam save vertinti? Kam save mylėti? Tada norisi save tik menkinti, bausti, įpainioti save į visokias problemas, į visokius sunkumus, į toksiškus santykius įpainioti. O kam? O tam, kad pakankint save labiau. O tam, kad tai įdomu yra vienai jūsų daliai. O kita dalis gali puikiai jausti, kad ką man to reikia, ką man taip daryti ir elgti su savim. O kita dalis jūsų gali sakyti, faina, smagu, davai. Ir va tai veda kažkur į konfliktą. Ir patikėkit manim, kiek daug žmonių gyvendami toje savo realybėje, sukurto išgyvenimu, pasimeta. Nuo kiekvieno karto, kai reikia sukurti vis naują iliuziją. Žmonės pasimeta savo vaidmenyse. Pasimeta ir neberanda savęs. Labai dažnai yra. Aš irgi dirbu su žmonėm, irgi matau žmonės, kurie yra pasimetę, praradę save, visiškai save išdalinę, nesusikaudantis nei ko nori, nei kaip nori, nei kur jie randasi, nei kokia gyvenimo prasme, netgi vertybių neturi pamatinių. Tai apie ką toliau kalbėti, apie kokią vertę meilę savo. Bet tai yra viskas, žinot, kaip kompleksiškai sudėta. Viskas antiek subtilu, pas kiekvieną ir subjektyvu, kad reikia labai preciziškai pirmiausia suvokti, kad aš esu žmogus. Ir už viso to, kas mano viduje yra, viskam jau yra paaiškinimai, yra informacija, yra įgūdžiai, žinios, kaip suprasti save. Žinokite, žmogus yra pats įdomiausias objektas, kurį tyrinėja mokslininkai visados ir nuolat. Žmogus yra toks įdomus, kad jis nuolat yra tyrinėjimas. Ir per tiek metų žmogus jau yra pakankamai nemažai ištyrinėtas. Ir mūsų daug visokių psichologinių mechanizmų, mūsų genetika, mūsų organų funkcionavimai, pasąmonė visa. Ir jinai yra visai kaip tyrinėjama. Ir nuo to gimsta naujos teorijos, nauji požiūriai, nauji visokie teoriniai postulatai, filosofijos visos apie žmogų. Bet pamatiniai dalykai tai yra kiekvieno žmogaus jūsų. Netgi šiandien pat išsigryninant, kokia mano vertybė, ko aš gyvenime vadovaujuosi, koks mano tikslas, kokia mano prasmė. Ar aš gyvenu savo gyvenimą, ar gyvenu kažkieno kito gyvenimą. Ar aš jaučiuosi laiminga, ar aš jaučiuosi laimingas. Ar aš vertinu save, ar aš priimu save, ar aš gerbiu save, ar aš rūpinuosi savim, ar aš prižiūriu save emociškai, fiziškai.
Va tai ir šitie klausimai turėtų būti atsakyti. Galbūt atsakymai neateis staiga per vieną dieną, ar per mėnesį, ar 2. Galbūt užteks trumpesnio laiko, o gal ilgesnio laiko. Kiekvienas atvejas individualus, bet pabandykit bent jau atsakyti. Ir atsakius, pajauskite, kaip ateina ramybė ir pasitikėjimas. Daugiau vidinio žinojimo, daugiau vidinės stiprybės. O ko daugiau reikia? Kad labiau vertinti ir mylėti save. Daugiau aiškumo, ramybės, pasitikėjimo, žinių. Ar esat gyvenime sutikęs ar sutikusi žmogų, iš tiesų vertinantį save ir mylintį save? Per savo gyvenimą aš galiu pasakyti, susitikus gal 1, 2. Visi kiti bandantis tai daryti ir besimokantis tai daryti. Viena tarp jų esu ir aš. Aš lygiai taip pat kaip ir jūs. Taip pat mokausi vertinti ir mylėti save. Lygiai taip pat. Tik vienas dalykas yra, kad mes visi mokomės kažko, tik mokomės skirtingais būdais. Ir per kažkokias kitokias gyvenimiškas situacijas ir pamokas. Bet kiekvienas kažko mokosi. Ir neišimtis taip pat ir aš. Ir kai pastebėt save, kartais save keikiant, ar save menkinant, ar save apkalbant, ar baudžiant save, sustokit. Ir pažiūrėkite, o kieno tai mintis, kieno tai žodžiai, kuriais jūs apibūdinat save, baudžiat save, kieno tai buvo elgesys. Ir tikriausiai savo pastabumų didelio dėka, didžioji dauguma pastebėtų, kad tos frazės visos, kuriomis jūs baudžiate save, labai dažnai jums yra girdėtos. Ir jos yra girdėtos kažkada anksčiau. Galbūt tai sakė mama, tėtis, draugas, draugė, klasiokas, kažkur mokytoja, kažkas tai sakė. Ir taip pasakė, kad ta mintis, frazė taip įstrigo jumyse, kad iki šiol jūs ją nešiojate savyje kaip savo. Ir turėdami tą suvokimą, tą mintį, jūs ir kūrėt savo realybę, galvodami apie save, kad tai yra tiesa. Bet tai visiškai netiesa yra. Jūs pati ir pats galite kurti savo realybę. Savo mintimis, žodžiais ir veiksmais. Niekas už jūsų ir už jūs to nepadarys taip, kaip jūs patys galite tai padaryti. Mes norėtumėm perleisti atsakomybę kažkam, kad kažkas už mus kažką padarytų ir duotų. Bet tai yra vaikiška strategija, tai yra naivu. Taip niekada nėra, nebuvo ir nebus. Nes būtų per daug paprasta tada gyventi. O dabar viskas taip sudėtingėja. Tam, kad būtų linksmiau, juk mes atėjome čia į žemę mokytis. Mokytis vėl iš naujo tų pačių dalykų, ką galbūt mes jau senai mokėjom arba nebuvom iki galo išmokę. Ir šiandieną šis visas pokalbis, visa šita tema apie vertės savo jausmą, apie meilę savo ir kaip tai siejasi su šeima, su giminė. Tai viskas nuo to ir prasideda. Nuo suvokimo, kad net jei aš atėjau iš savo šeimos, iš savo giminės sistemos, taip, aš paveldėjau genetinę informaciją, taip, aš turiu psichoemocinį lauką paveldėtą ir informaciją apie savo šeimą, giminę. Bet tai
netgi nesutrukdo man išsilaisvinti iš to ir gyventi savo gyvenimą taip, kaip aš noriu. Tai nėra nuosprendis, tai nėra gyvenimo viskas jau paskirtis, ne. Tai yra jūsų sąmoninga galimybė rinktis, ar jūs liekat senoje programoje gyventi pagal savo šeimos sistemos modelį, pagal savo šeimą, iš lojalumo ir meilės jiems, arba einate į naują etapą, kuriame jūs jau esate laisvi, turintis laisvę ir galimybę rinktis ir kurti. Nes kol žmogus galvos, kad jis yra nuo kažko priklausomas, tol jį nuolat kaustys baimė, pokyčių baimė. Kaip dažnai žmonės turi daug norų, idėjų, daug kažkokių svajonių, bet viskas, kas labai dažnai kausto baimė. O kaip, o kas, o kodėl? Ir tai natūraliai ateina mums irgi iš pasąmonės, nes kažkada, kažkokiose situacijose, protėviai jau nukentėjo nuo to. Galbūt jiems nepasisekė, galbūt jiems nebuvo lemta kažkas tai, ar sutrukdė aplinka, politinė situacija, karas, badas, maras, ir jiems sutrukdė realizuoti ir įgyvendinti kažką savo gyvenime, ar jausti kažką kitaip. Bet netgi jų ta patirtis, ką jie pajautė ir išgyveno, tai neturi įtakoti jums jūsų gyvenimo kokybę. Ir tas raktelis išsilaisvinti nuo to, nuo mūsų giminės programų destruktyvių, įsitikinimų, modelių, elgesio šablonų. Tas raktelis yra vienintelis. Kaip per meilę į gyvenimą mes ateinam, taip per tą pačią meilę mes atrakinam duris ir išeinam į laisvę. Bet turėdami pagarbą ir priėmimą savo giminės šeimai, tai istorijai. Ir kai mes tik suvokiam ir pagerbiam savo giminės šeimą, šitą visą istoriją, kuri yra už mūsų, mes tarsi gauname naują galimybę atrakinti kažką naujo. Su kitokia būsena, su kitokia viduje jausmu ir pasitinkant šviesesnį rytojų. O kol mes vaidiname dievais, galvojame, kad jau aš taip negyvenčiau, aš taip nedaryčiau, o jau vajai. Kol mes smerkiam, teisiam, pyktį laikom savyje ir daug nuoskaudų, tol mes toj sistemai, negatyvioj programai ir murdomės. Tol mes ten ir esame. Ir kartais labai dažnai netgi būna, kad iš tos pačios meilės mes netgi gailėdami savo giminės ir šeimos sistemos istorijų, mes iš tos meilės nesąmoningai prisijimam problemų daugiau, negu mums reikia. Čia irgi yra vienas iš įdomesnių fenomenų, kaip mes prisijimam iš meilės savo šeimai, iš lojalumo savo šeimos sistemai, taip pat jausmų negatyvių, programų negatyvių, elgesio scenarijų, modelių. Ir gyvename ir tikime, kad tai yra mūsų. Kol vieną dieną atsisėdam ir suprantam, kad kažkas šiame gyvenime yra daugiau. Ir kažkas yra įdomiau, kažkas yra kitaip. Nes aš taip jaučiu ir jūs kiekviena lygiai taip pat jaučiat, kad gyvenimas yra gražus, kad gyvenimas yra įdomus, kad gyvenimas yra prasmingas. Ir tikrai faina jame yra. Puikiai tą jaučiat ir esate tą jausmą patyrusios kiekviena ir kiekvienas, koks tai yra. Bet dėl kažkokių priežasčių būna, kad to jausmo nelieka.
Ir kada tai nutinka? Kada mums kažkas nesiseka, kai kažkas nevyksta kaip norim, kai nepaaiškinamas ateina liūdesys, kai atrodytų viskas yra puiku, nuostabu ir gerai, o vat nepaaiškinamas liūdesys tarsi apima. Iš niekur nieko. Žinoma, mes tada labai dažnai sukeliam jausmus ir visą Google išnaršom, kas galėtų būti. Pasijungiam intuiciją, gal čia man kokia liga, gal čia kažkas tai dar. Mes labai sukuriam daug savo visko ir įteigiam. Bet aš tikiu tą filosofiją, kad visos ligos iš tiesų prasideda pas mus pirmiausia čia širdyje, o vėliau tik fiziniam kūne. Ir kai mes nesusitvarkom su savo psichoemociniu būsena, su savo mintim nesusitvarkom, tai natūralu, kad kenčia mūsų fizinis kūnas. Ir jis pradeda sirgti. Nes visos ligos ateina pirmiausia fizinės ligos iš mūsų būsenų, iš mūsų jausmų, iš mūsų savijautos. Na, tai galbūt ir girdėta patarlė, ar priežodis, ar gyvenimo išmintis, ar nežinau kaip tai pavadinti, senolių liaudės įžvalga, kad visos ligos yra nuo nervų, o viena tik iš meilės. Tai čia tokia patarlė, kuri turi juokingą atspalvį, šiek tiek ironiška, bet yra labai gili tiesa. Ir apie tai galbūt irgi kviesiu savarankiškai pasidomėti apie psichosomatiką, kaip mūsų psichologinė savijauta, būsenos įtakoja mūsų fizinės ligas. Ir jeigu žmonės tai žinotų, išmanytų, tikriausiai mažiau žmonių sirgtų realiai fiziniam ligom. Tai va, bet apie tai, kaip tai siejasi su meilė savo ir vertės jausmu, gražiai apjungiant, kuo žmogus turės gražių daugiau minčių apie save, kuo daugiau turės teigiamų būsenų ir jausmų, tuo jis mažiau sirgs. Ir tuo jis turės daugiau energijos ir natūraliai daugiau galės laiko leisti su šeima, su antra puse, su vaikais ir užsiimti mėgstamą veiklą. Nes savijauta bus gera. Ir žinoma, turės jėgų matyti kažką plačiau ir domėtis kažko daugiau. Lygiai taip pat kaip ir čia. Šis online kursas, mano nauja realybė, yra kelionė jūsų. Kiekvieno individuali kelionė. Kažkas eina greitai ir važiuoja. O kažkas lėčiau, bet savo tempu. Lygiai taip pat ir savęs priėmimas, vertės pajautimas ir meilė savo. Lygiai taip pat. Bet jeigu bent jau dalelę galėjau pasodinti jūsų viduje, bent sėklytę kažko šviesaus ir gražaus, tai gali, jeigu laistysit prižiūrėti, išaugti labai kažką gražaus